Nu ką, esu labai gražioj terasoj, čia Fava Amargosa lentos, jos gali būti labai gražios arba baisios kaip čia. Tai tipinė situacija, kai terasa buvo įrengta šiek tiek anksčiau negu pabaigti visi aplinkos darbai ir iš vidaus buvo nešamos šiukšlės, tai todėl ta terasa dabar atrodo taip, nudulkinta, prigėrė žemių nuo aplinkotvarkininkų, nuodžiuvos, visokios kitos dėmės, kur laikė maišus. Tai reikės šiek tiek padirbėti, esam pasiruošę priemonės ir parodysim, ką iš to galim gauti su šiek tiek įdėję darbo ir gerų priemonių. Niekada nebuvo plovęs terasos tiesiog iš kibiro, kibirę užsitaisau būt cleanerį su vandeniu, mirkau su šepečiu iš karto ir iš tikrųjų labai patraukus būdas. Va. Vėl mirkai ir varai toliau. Tai geras būdas plauti. Greitai nusiplauna. Pasiduodi kiek nori medžiagos sprendimui. Tai sakyčiau, vienas geresnių būdų. Paprasta tema prieš alyvuojant. Va, apsiklijuokit kolonas, kažkokias tvoras, sienas. Nes ta taisyklė paprasta, nes snaiperiai esam, pratepsim, pritepliuosim, prisidarysim. Jau buvo šiais metais toks vienas video, kur aičiaus ant žemės ir čia visi rašinėjo, kas čia tokio, kas čia blogo. Tai nepatingėkim, pasiruošims pusę darbo, apsiklijuokim kolonas, apsiklijuokim, ką galim su teptuku ar aplikatorium užsitepliuoti, nesunku. 10 minučių darbo ir viskas. Ir baigti darbai, nebereikės taikytis ir būti snaiperiu. Tai va toks patarimas prieš alyvuojant.